Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie 21 metų valstybinio egzamino antrą uždavinį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Išsiaiškinsime, ką mes turime padaryti. Visų pirma, mes turime sąrašą mokinių ir tas sąrašas sudarytas iš vardo, mėgstamiausio dalyko ir iš pažymių. Tai mes turime pirmą skaičių, kuris nurodo, kiek iš vis pas mus bus pažymių ir po to tai visi pažymiai. Tai mes matome, kad va čia bus 5 pažymiai ir toliau tie pažymiai yra išvardinti. Jeigu nurodytas skaičius 4, tai reiškia, kad toliau bus 4 skaičiai ir taip toliau. Ir mes turime išvardinti dalykus ir studentų kiekį, kuriems tas dalykas patinka ir jų vidurkis yra didesnis nei 9. Ir po to surašyti tų mokinių vardus. Tai pabandysime išspręsti tą uždavinį naudojant C++. Visų pirma, mums reikia aptarti, o kokia struktūra mums yra reikalinga. Jeigu pas mus yra mokinys, tai jis, kaip matėm, turi vardą, turi mėgstamiausią dalyką ir turi pažymių vidurkį. Taip pat mes turėsime saugoti informaciją ir apie dalykus, kiek studentų studijuoja tą dalyką ir to dalyko pavadinimą. Tai sukursime dar vieną struktūrą. Na ir dabar mums reikia atidaryti failą ir atlikti nuskaitimą. N tai bus mūsų kiekis studentų. Kaip mes žinome, maksimum mes galim turėti 50 studentų. Tai reiškia, kad ir maksimalus kiekis dalykų gali būti irgi 50. Ir sukursime du masyvus, kurie ir saugos atitinkamą kiekį elementų. Taip geriau būtų N pervardinti į students count. Ir taip pat mes turėsime subject count, bet pagal nutelėjimą jis bus 0. Mes po to skaičiuosime, kiek pas mus bus dalykų. Mes iškart nuskaitome studentų kiekį ir pradedam nuskaitinėti kiekvieną iš tų studentų. Tai paleidžiam ciklą for ir praeiname ir nuskaitom viską. Tai vardą ir mėgstamiausią dalyką mes galim nuskaityti tokiu būdu, bet vidurkį mes turėsime paskaičiuoti. Tai mes sukursime naują kintamąjį, kurį pavadinsime grade count ir tą grade count nuskaitysime. Ir toliau mums bus reikalingas dar papildomas ciklas, tam, kad mes galėtume paskaičiuoti sumą visų pažymių. Tai mes pasakysime, kad pas mus bus double tipo suma, paleidžiam dar vieną ciklą, jau per J iteratorių vietoj I, ir čia kursime mūsų double grade, nuskaitysime jį ir pridėsime prie bendros sumos. Ir tada mes galėsime pasakyti, kad mūsų studentų vidurkis yra lygus sumai ir padalintas iš visų pažymių kiekio. Toliau mes turime pridėti jo mėgstamą dalyką prie mūsų masyvo subjects, jeigu jis dar ten neegzistuoja. Arba jeigu jis egzistuoja, tai mes turime pažiūrėti, ar tikrai tas mokinys turi tinkamą vidurkį ir jeigu turi tinkamą vidurkį ir tas dalykas ten neegzistuoja, tai mes tą dalyką ir turime pridėti. Tai sukursime bool kintamai, naudojant kurį pažiūrėsime, ar iš vis egzistuoja tas dalykas viduj mūsų masyvo, ar jis neegzistuoja. Ir paleisim dar vieną ciklą for, tam, kad praeiti pro visus dalykus, kurie pas mus jau yra masyve ir pažiūrėti, ar egzistuoja. Ir jeigu egzistuoja, mes pridedam vienetą, jeigu vidurkis tinka, jeigu neegzistuoja, tai mūsų subject exist taip ir liks false, mes jį nekeisime ir tada pridėsime tą naują dalyką prie mūsų masyvo. Jeigu subject masyve yra toks elementas, kurio pavadinimas sutampa su studentų mėgstamiausiu dalyku, mes einame į tą ciklą, sakome, kad subject exists, bet vienas dalykas, kurį mes dar turime padaryti, tai patikrinti, ar vidurkis pas mus yra 9. Tai mes tą dalyką atliksime tik tokiu atveju, jeigu average grade daugiau arba lygus 9 ir student count didinti. Jeigu visgi taip išėjo, kad tokio dalyko pas mus nebuvo, o studento vidurkis tinkamų, tai mes tada pridėsime tą dalyką, pasakysime, kad studentų mėgstamiausias dalykas turi būti pridėtas prie mūsų masyvo pagal indeksą subject count ir atsirado vienas studentas, kuriam patinka tas dalykas ir kurio vidurkis daugiau negu 9. Ir tada mes didinam tą kintamąjį, nes pas mus atsirado dar vienas elementas. Ir kai mes tai padarėme, mes galim uždaryti failą. Dabar mums reikia parašyti funkciją, naudojant kurią mes galėsime surikiuoti mūsų dalykus pagal studentų kiekį, mažėjimo tvarka ir po to pagal pavadinimą, jeigu studentų kiekis pas mus sutampa. Tai mes pritaikysim labai paprastą bubble sortą. Čia perdam visus dalykus, kurie pas mus yra ir perdam jų kiekį. Ir praeiname nuo nulinio iki subject count -1 ir žiūrime, jeigu ten toliau dešiniau stovi pas mus elementas, kurio studentų kiekis yra didesnis negu dabartinio įtojo elementų studento kiekis, kuris stovi iš kairės pusės, tai mes tos elementus turim pakeisti vietomis. Tai naudojant savo funkciją mes ir pakeisim vietomis tos
masyvo elementus. Arba gali būti kitoks atvejis, kai studentų kiekis pas mus sutampa, bet dalykų pavadinimai pas mus nesutampa. Ir jeigu pas mus iš kairės pusės stovi dalykas, kurio pavadinimas pagal abėcėlę turi būti toliau, tai mes irgi turime pakeisti vietomis tos elementus. Va toks paprastas rikiavimas pas mus išeina. Ir dabar mes galime atidaryti output failą ir pradėti išvedimą. Bet prieš tai mes turime patikrinti, o kiek iš vis dalykų mes turime. Gal nei vieno dalyko pas mus nebuvo ir galbūt mes tiesiog turime išvesti pranešimą, kad netinka vidurkis pas mus. Tai ir padarysime dabar, tai ir patikrinsime. Tai mes tada sakome, kad netinka vidurkis, uždarome failą ir pabaigsime mūsų programą. Bet jeigu viskas tinka, tai mes judam toliau. Mes sakysime, kad viską surikiuosime ir tada eisime pro visus tos dalykus. Turėsime išvesti dalyko pavadinimą ir po tarpu išvesti studentų kiekį. Ir taip pat mes turime praeiti pro mūsų studentų masyvą ir pažiūrėti, o kokie studentai tinka tam dalykui. Tai jeigu taip išeina, kad mūsų studentų mėgstamiausias dalykas yra tas dalykas, kuris dabar buvo išvestas ir jo vidurkis yra didesnis nei 9, tai mes išvesime jo vardą. Ir taip padarysime su visais dalykais. Dabar galim paleisti mūsų programą ir pažiūrėsime, ar tikrai gavome teisingą atsakymą. Tai perimnam prie rezultato failo ir matome, kad atsakymas sutampa su tuo atsakymu, kuris pas mus buvo sistemoje. Tai galim pabandyti įmesti tą kodą į sistemą ir pažiūrėsime, ar praeina tas kodas visus testus. Tai kaip matote, tas kodas praėjo visus testus ir visur mes gavome teisingą atsakymą. Tai viskas čia pas mus yra gerai. Dabar parašysime sprendimą naudojant Pythoną. Visų pirma, mes sukursime studentų klasę ir nurodysim, kad studentas pas mus turės vardą, mėgstamiausią dalyką ir pažymių vidurkį. Ir perdom visus pažymius, bet ką mes čia iš karto galim padaryti, tai paskaičiuoti vidurkį. Bet pas mus bus average grade ir mes sumuojame visus pažymius ir daliname tos pažymius iš kiekio tų pažymių. Dabar sukursime dar vieną klasę, kurioje saugosim informaciją apie dalyką. Tai mes sakysime, kad dalykas turės pavadinimą ir turės studentų kiekį. Ir galim pradėti failo nuskaitymą. Tai mes nuskaitysime eilučių kiekį ir po to sukursime studentų masyvą. Taip pat sukursime ir dalykų masyvą. Iteratorius mums čia bus nereikalingas, dėl to mes tiesiog ir rašome apatinį pabraukimą ir nuskaitant eilutę mes atliekame eilutės dekompoziciją. Mes sakome, kad pas mus bus vardas, pas mus bus mėgstamiausias dalykas ir į masyvą grades mes norime naudojant tą žvaigždutę įrašyti visus kitus skaičius, kurie pas mus ten liko. Ir prieš kuriant naują studentą, mes turime atlikti visus reikalingus skaičiavimus su grades masyvu. Tai visų pirma, mes kiekvienam grades masyvo elementui turime pritaikyti int funkciją ir po to sukonvertuoti tą visą gautą rezultatą į listą. Bet mes prisimenam, kad pirmas skaičius nurodo, kiek pas mus bus duomenų. Tai tą pirmą skaičių mes galim praleisti. Tai nėra pažymys. Tai mes ir sakome, kad pradedam ne nuo nulinio elemento, o nuo pirmo elemento. Ir tada visus graidus kitus įrašome į grades masyvą, kaip intus jau. Ir tada mes galime sukurti studentą ir tą studentą galim įkišti į mūsų students masyvą. Ir lygiai taip pat, kaip pas mus buvo prieš tai C++ kode, mes turime pažiūrėti, ar toks dalykas jau egzistuoja, ar to studento pažymys tinka ir tik tada pridėsime tą dalyką. Arba prie to dalyko padidinsim studentų kiekį. Tai mes sakysime, kad pound false ir praeisime pro visus dalykus, kurie pas mus jau čia yra. Jeigu pavadinimas sutampa viskas gerai ir mes pagal tą pavadinimą didinam studentų kiekį. Bet turime dar vieną dalyką padaryti. Mes turime patikrinti, ar studentų vidurkis mums tinka. Ir tik tada mes galim padidinti studentų kiekį. Ir po to, kai mes radome tą dalyką, mes galim pasakyti break, nurodyti, kad found true ir išeisime iš to vidinio ciklo. Bet jeigu mes neradome to dalyko ir studentų pažymių vidurkis mums tinka, tik tada mes pridėsime tą dalyką prie mūsų masyvo. Mes sakysime, kad va, prie subject pas mus bus pavadinimas favorite subject, tai tas pavadinimas, kurį mes su jumis nuskaitėme. Ir pasakysime, kad va, pirmas studentas pas mus atsirado, kuris tinka tam dalykui. Dabar mes galime parašyti rikiavimo funkciją. Pasakysime, kad perdam čia visus mūsų dalykus ir rikiuosime iš pradžių pagal studentų kiekį mažėjančią tvarką. Ir jeigu studentų kiekis pas mūsų tampa, tai mes rikiuosime jau atvirkščiai didėjančią tvarką. Pritaikysim paprastą bubble sortą.
Ir žiūrėsime, jeigu toliau esantis elementas turi pas mus didesnį kiekį studentų negu dabartinis elementas, arba studentų elementų kiekis pas mus sutampa, bet nesutampa pavadinimai, bet pavadinimas dalyko, kuris stovi pas mus anksčiau, turi būti toliau, tai mes tada turime pakeisti elementus I ir J vietomis. Ir atidarome failą išvedimui. Jeigu dalykų kiekis pas mus yra 0, tai mes pasakysime, kad netinka vidurkis. Arba priešingo atveju mes galėsime surikiuoti visus dalykus ir tada praeiti pro kiekvieną dalyką mūsų masyve, išvesti to dalyko pavadinimą ir studentų kiekį ir tada turėsime dar išvesti ir kiekvieną studentą, kuris studijuoja tą dalyką. Mes turėsime pažiūrėti, ar sutampa dalyko pavadinimas ir ar studento vidurkis yra 9 arba daugiau. Ir tada išvesime studento vardą dar papildom. Paleidžiam tą kodą ir gauname teisingą atsakymą. Pažiūrėsime, ar tas kodas praeis visus testus. Ir kaip matote, ir tas kodas irgi praėjo visus testus. Dabar jūs žinote, kaip galime išspręsti tokį uždavinį. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.